prieini iki to tada, kada nieko daugiau padaryti negali. Tai čia yra, mano manimu, normali reakcija į situaciją aikštėje. Prisiminkim Paragvajus, Prancūziją. Neįgaliųjų klubas. Taip. Bet ką tu darai? Tu daužai, nes kito varianto neturi. Ir jeigu tau leidžia daužyti, tai negi tu nedaužysi. Ir lipi, spardai, trankai. Tai čia lygiai tas pats. Palika be kamulio, tave valtūzina po visą aikštę. Nervai nekėla žydį, tada prasideda tie dalykai, kur viskas, čia jau nesolidu ir aš manau, kad ten iš dalies aš pateisinu tokius veiksmus, nes tu nieko negali padaryti žaidimo prasme, tai eini į tas dvikovas, ieškai tų kortelių, bandai sulaužyti, bandai sudaužyti, bandai priversti iš pusiausvyros išvesti ispanus, o viduj tai verda tas pyktis ir norisi jau vožt atgal, ir pagavus situaciją užeiti kietai. Mes matėm pusfinalio rungtynėse prieš anglus Argentina. Ne viena komanda nežaidė. Ta prasme, buvo labai apylygės rungtynės. Bet ten nuo pat pradžių Argentina pradėjo tą savo ėjimą į kaulą. Kiekvienoje situacijoje reikia, nereikia. Teisėjas leido. Anglai nesusitvarkė su tuo. Ispanai, akivaizdu, irgi matė tą pusfinalį ir jie žinojo, kas jų laukia. Ir vakar, kad ir kiek buvo tų epizodų iš argentiniečių, ispanai visiškai nepasileido į tas provokacijas ir visiškai nereagavo į jas. Jie žaidė savo žaidimą, kuris buvo absoliučiai dominuojantis. Argentina kamulio palaikyti nesugebėjo nei kiek. Visą futbolą sužaidė vakar Ispanija.